Tai sveiki visi ir sveiki Miglė. Labadiena, Neringa. Taip, Miglė yra investavimo platformos Profitus atstovė. Gal Miglė galite prisistatyti, kokios jūsų pareigos, ką veikiate toje platformoje, kaip seniai čia dirbate? Galiu ir iš tiesų prisistatydama visada sakau, kad pirmiausia, tai aš esu investuotoja. Ir per Profitus platformą investuoju nuo pat platformos atsiradimo pradžios ir prieš kiek daugiau nei pusę metų tapau rinkodaros vadovė. Tai viduje jaučiuosi, kad esu su įmonė nuo pat pradžių, o dirbu kiek daugiau nei pusę metų. Tai papasakokite apie pačią platformą. Profitus vardas nieko iš esmės nesako ir nelabai aišku, kuo ta platforma užsijama, reklamą gal daug kartų matėm, bet taip ir nežinom, ką jūs veikiate. Tai pirmiausia, man malonu girdėti, kad jūs sakot, kad Profitus vardas yra žinomas. Tai noriu patikslinti, kad Profitus yra sutelktinio finansavimo platforma. Tai yra platforma, kuri suveda verslus, norinčius pasiskolinti ir galinčius įkeisti nekilnojamąjį turtą ir investuotojus, kurie nori investuoti. Ir Profitus platforma jau veikia 6,5 metų Lietuvoje ir per tą laiką tapome lyderiaujančią sutelktinio finansavimo platformą Lietuvoje. O kai mes girdim sutelktinis finansavimas, tarpusavio skolinimas, tai ar Profitus yra viena ar kita? Geras klausimas, nes suprantu, kad mažiau patyrusiems investuotojams kartais maišosi šitos savokos. Tai Profitus yra sutelktinio finansavimo platforma ir nuo tarpusavio skolinimų platformų skiriasi tuo, kad čia yra galimybė investuoti į nekilnojamo turto vystomus projektus. Kai tai yra tarpusavio skolinimo platforma, tai ten skolinasi žmonės, fiziniai asmenys, ir užtikrinimas yra jų asmeniniu turtu, o sutelktinio finansavimo platformoje yra įkeičiamas nekilnojamas turtas. O sakykite, ar pradedantiems tinka jūsų platforma, ar tai daugiau pažengusiems, o jeigu tai tinka pradedantiems, gal tai nelabai tinka pažengusiems? Manau, kad čia ir yra ta patogioji sutelktinio finansavimo dalis, kad ši forma investavimui tinka tiek pradedantiems, tiek jau patyrusiems investuotojams. Ir aš pati, kai pradėjau prieš tuos 6 metus, apskritai tai buvo mano pirmieji investavimo žingsniai. O dabar šiai dienai platforma turi ir tokių investuotojų, kur portfelis vieno investuotojo siekia 3 milijonus eurų arba viena investicija 1,5 milijono eurų. Tai kaip jūs sakot, kuo tai patogu? Tai pirmiausia, jeigu kalbam apie pradedančiuosius, patogu tuo, kad minimali investicija yra 100 eurų, o pradėti investuoti galima tiesiog prisiregistravus prie platformos. Be abejo, reikės patvirtinti savo tapatybę, atsakyti į Lietuvos banko nustatytus klausimus. Taip pat reikės įsinešti pinigų į savo Profitus piniginę, bet aš taip juokauju, jeigu mokate apsipirkti internetu, tai tikrai mokėsite ir investuoti per sutelktinio finansavimo platformą. Tai čia kalbant apie tuos pradedančiuosius, kokia dar yra gera dalis, kad visada yra su kuo pasitarti. Pirmiausia, mes turim klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojus, kurių pagrindinis darbas yra konsultuoti. Ir pačiais įvairiausiais klausimais. Tai gali būti klausimai apie registracijos procesą, apie pinigų įnešimą, apie tai, kaip vertinti projektus. Žodžiu, visada yra pagalba ir žmogus nesijaučia investuodamas vienas. O jeigu jau kalbame apie didžiuosius investuotojus, iš tiesų yra galimybė gauti didesnės palūkanas, kai yra investuojama didesnė suma, nes yra taikomi palūkanų laipteliai ir investuojant mažesnę sumą yra mažesnės palūkanos, kuo suma didesnė, tuo palūkanos kyla. Ir ypač pastaraisiais 2024 metais stebėjome, kad vis daugiau didžiųjų investuotojų domisi galimybę ir investuoja ir lygiagrečiai vis daugiau didžiųjų nekilnojamo turto plėtotojų į mus kreipiasi. Tai galimybė vieniem dideliems žaidėjams susitikti su kitais dideliais žaidėjais.
Mano kitą klausimą jūs iš esmės jau beveik atsakėt, bet vis dėlto susiduriu su tuo, kad pradedantiems investuoti, ypatingai kurie neturi jokios patirties, atrodo labai baugus tas pirmas žingsnis. Tai natūraliai gali kilti klausimas, kiek sunku perprasti, kiek laiko reikia perprasti Profitus platformos veikimo principus, tuos įrankius pažinti o gal reikia kažkokius kursus pabaigti, gal mokot, kaip naudotis platformą, tai papasakokit, prašau. Kursų tikrai jokių pabaigti nereikia, bet šiek tiek pasigilinti svarbu. Na, kadangi mano ir draugai, ir tėvai, daug kas aplinkoje investuoja, žinau, kad pradžioje kelia nerimo tas pradinis klausimynas, kai reikia atsakyti į klausimus apie investavimą. Ir žmonės baiminasi, kad jie suklys, kad atsakys neteisingai. Tai aš noriu pasakyti, kad ten nėra testas ar žinių patikrinimas. Tai yra Lietuvos banko nustatyti privalomi klausimai, į kuriuos tiesiog reikia atsakyti. Tai čia tas pirmas žingsnis, kuris kelia nerimą. Vėliau žinau, kad žmonėm būna neramu, ar jie supras, kokius rodiklius vertinti, kaip tą projektą nustatyti, kuris čia vertas investavimo, kur gal reikėtų atsargiau žiūrėti. Tai kaip ir sakiau, yra mūsų klientų aptarnavimo skyrius, kurie labai detaliai konsultuoja, o aš pati, pavyzdžiui, ką dariau pradėjusi, tai aš investavau minimalias sumas į praktiškai visus iš eilės projektus, kurie atsirado ir kai aš turėdavau laisvų lėšų. Tai aš jaučiausi, kad maksimaliai diversifikuoju, aš aišku nepasiekdavau to aukštesnio palūkanų laiptelio, bet man tai padėjo įsidrąsinti, pradėti ir dabar aš jau drąsiau renkuosi investuoti didesnės sumas. Tai be abejo domėtis reikia, kaip jūs klausėte, galbūt edukacijos yra, tai iš tiesų, kai jau prisiregistruoja vartotojas Profitus platformai, tai jis gauna nemažai edukacinės medžiagos. Ir yra video, kaip visą praeiti registracijos procesą. Ir siunčiame naujienlaiškius, kaip yra, pavyzdžiui, vertinamas projektas, kuris rodiklis reiškia. Taip pat yra mūsų Facebooko, Instagramo, LinkedIno bendruomenės, kur periodiškai dalinamės. Aš pati periodiškai dalinuosi tam tikras su investavimu susijusią informaciją. Tai pirmas žingsnis yra prisijungti prie bendruomenės, o tada viskas tampa lengviau ir aiškiau. Na, atrodo tikrai nesudėtingai, bet sakykime, kad mano taupyklėje guli ten, kokie 200–300 eurų. Gal iš ties dar neverta? Kaip pasakytume? Aš manau, kad verta, kad ir kiek žmogus gali investuoti. Ir pats geriausias turbūt toks paraginimas ir padrąsinimas, kad didžiausia rizika yra neprisiimti jokios rizikos ir tiesiog pinigus laikyti piniginėje. Piniginėje sąskaitoje ar kažkur tuos atliekamus pinigus. O suma, bet kokia suma, ji jau yra investicija ir bet kokia suma neinvestuojama nyksta, o investuojama auga. Tai aš sakyčiau, kad nereikia prisirišti prie sumos ir kaip tik gal, nuo pradėjus, kad ir nuo mažesnės sumos yra drąsiau. Ir kažkada Profitus atliko apklausą vartotojų, ketinančių investuoti, besidominčių. Apklausa parodė, kad žmogus, kuris jau pradeda domėtis, maždaug 12 mėnesių svarsto, renka informaciją, kol jau pradeda investuoti. Tai aš manau, kad net ir ta maža suma gali būti pirmas žingsnis, nuo kurio viskas prasideda. Kai atsidarau Profitus platformą, aš matau prie kiekvieno projekto nurodytą metinę grąžą. Ir prie vienų nurodyta 7,5, prie kitų 8,5, prie trečių 9 ir daugiau procentų metinių. Bet ar tai iš tiesų reiškia, kad aš būtent tiek ir uždirbsiu iš investavimo? Ar yra kažkokių kaštų platformos, kurie galbūt tą mano grąžą grynąją sumažins? Na, pirmiausiai, tai norėčiau pasakyti, kad niekada 100% negalima sakyti, kad tiek ir uždirbsite, nes rizika egzistuoja. Bet šiai dienai nei vienas Profitus investuotojas nėra praradęs pinigų, tai galime sakyti, kad istoriją turime gerą. O mokesčiai nėra jokie taikomi. Ir kaip jūs sakot, jeigu yra nurodyta palūkanų norma,
tai būtent tiek žmogus ir uždirbs ir joks mokestis nebus pritaikytas, bet gali būti, kad uždirbs ir daugiau. Kai kurie mūsų investuotojai net ir džiaugiasi, kai pasitaiko vėluojančių projektų. Vėluojančių turiu galvoj, kai verslo plėtotojas vėluoja sumokėti palūkanas, nes tuomet yra skaičiuojamos padidintos palūkanos. Na, arba jau tuo sunkiuoju atveju, jeigu tenka išieškoti įkeistą turtą, tada yra skaičiuojamos dar didesnės palūkanos. Todėl, kai mes žiūrim tą palūkanų normą, kuri yra nurodyta platformoje investuojant ir kai žiūrime realią grąžą, tai reali grąža paprastai yra šiek tiek didesnė dėl tam tikrų pritaikytų premijų arba vėlavimų arba išieškojimų. Kad jau pradėjom kalbėti apie saugumą ir apie riziką, man įdomu ir manau klausytojams įdomu, ar yra kažkokie patikrinimai ir kažkas stebi platformos veiklą, ar jūs čia tiesiog susirinkot į entuziastų komandą ir maždaug darot, kas šauna į galvą. Kaip ten viskas vyksta, už jūsų nematau komandos, ar ta komanda yra? Labai geras klausimas ir manau labai svarbus visiems investuotojams. Tai žinoma, pirmiausia, esame prižiūrimi Lietuvos banko ir labai griežtai prižiūrimi, nes esame finansų įstaiga. Ir taip pat yra europinis reikalavimas, kurio mes laikomės ir Lietuvos bankas prižiūri, kad mes to europinio reguliavimo laikytumėmės. Ir iš tiesų pastaraisiais metais sutelktinis finansavimas ne tik tai Lietuvoje, bet ir visoje Europoje labai sparčiai populiarėja. Tai šitai investavimo sričiai yra skiriama daug dėmesio. Tai to atskaitingumo yra ir Lietuvos bankui, ir Europinio reguliavimo institucijai, ir bendrai investuotojų akys, ir žiniasklaidos akys yra nukreiptos į mus. Tai reguliavimas yra labai įvairus ir sakyčiau, kad tikrai labai griežtas. Ir dar toks įdomus faktas, sausio pradžioje ESMA pirmą kartą paskelbė Europos sutelktinio finansavimo platformų analizę. Ir pagal tą analizę Lietuva pagal sutelktinio finansavimo platformų skaičių yra 3 vietoje Europoje. Ir tai yra vertinant ne vienam gyventojui, bet bendrai platformų skaičius. Ir ten kaip išvada nurodoma, kodėl Lietuva, Prancūzija ir Olandija, kodėl jos pirmauja, todėl kad jos pirmos pradėjo, šiose šalyse pirmiausiai įsigaliojo vietinis reguliavimas ir po to buvo lengviau adaptuoti jau atsiradusiam europiniam reguliavimui. Tai būtent tas griežtas reguliavimas mums padeda būti matomiems ir visoje Europoje. O iš tikrųjų smalsu, kiek jūs esate matomi, ar turit kažkokią statistiką, kokią poziciją jūs užimat Lietuvoje ar netgi Europoje? Be abejo, turim statistiką ir labai didžiuojamės. Tai kaip ir sakiau, pirmiausia, tai Europoje Lietuva yra trejetuke daugiausia turinčių platformų šalis vertinant. Ir ta pati ESMOS ataskaita nurodė, kad Lietuva turi daugiausiai investuotojų investuojančių per sutelktinio finansavimo platformas. Tiesa, skaičius man pasirodė šiek tiek keistai, nes ESMOS ataskaitoje nurodo, kad Lietuvoje yra 500 000 investuojančių per sutelktinio finansavimo platformas asmenų. Kadangi žinau, kad Lietuvos bankas 2023 metų ataskaitoje nurodo, kad Lietuvoje buvo 94 000 investuojančių asmenų, matosi labai didelis skirtumas. Tada tokios dvi mintys iškilo. Pirma, kai mes su kolegom diskutavom, sakėm, pirma mintis, kad galbūt ESMA ėmė transakcijų skaičių, dėl to atrodo toks didelis skirtumas su Lietuvos banko duomenimis. Dar kita mintis, kadangi ESMA rėmėsi Europos sutelktinio finansavimo tyrimų centru, jie vertindami sutelktinį finansavimą ima visas sutelktinio finansavimo platformas, net ir tokias kaip pavyzdžiui Blue and Yellow, arba turinio prenumeratos, tai gali padidinti skaičių investuotojų, bet vienaip ar kitaip Lietuva tikrai yra matoma. O dabar jūsų klausimas dėl profitus. Tai mes tiek Lietuvoje, tiek Europoje esame matomi, nes Lietuvoje jau ne pirmus metus esame lyderiaujanti platforma tiek pagal sutelkiamas sumas,
Pavyzdžiui, 2024 metais iš viso buvo sutelkti 88 milijonai eurų ir augimas palyginus su praeitais metais buvo 49%. Tai manau, kad Profitus stipriai prisideda ir prie sutelktinio finansavimo matomumo visoje Europoje ir tiek bendrai populiarėjimo Lietuvoje. Minėjote, kad investavimas per Profitus nekainuoja nieko, pati platforma jokių mokesčių netaiko, nei narystės mokesčio, nei sandorių mokesčio jokio, nei išmokėjimų mokesčio. Jeigu kažką aš netaip išgirdau, tai mane patikslinkit. Tik dar vienas toks klausimas. Tarkim, aš uždirbau iš investavimo, kad ir pirmuosius savo 200 eurų. Ir tada klausimas, ar aš turiu mokėti kažkokius mokesčius, ar man reikia pateikti deklaracijoje, tai ką man daryti su tuo, kad aš uždirbau pajamas. Tai jūs labai teisingai supratot ir išgirdot, kad investuotojams nėra taikomi jokie nei prisijungimo, nei piniginės papildymo mokesčiai. Neseniai pradėjome taikyti vieną mokestį, jeigu žmogus nori daug kartų išsiminėti per mėnesį pinigus. Bet ten yra irgi, bijau sumeluoti, euras gal mokestis, kuris buvo pradėtas taikyti vien dėl to, kad pristabdyti tuos, kurie išsiima, tada vėl įsineša, investuoja, vėl išsiima. Bet šiaip joks mokestis, jeigu jūs ten 1 ar 2 kartus per mėnesį, kad išsimsite pinigus, jis nėra taikomas. O dėl to, kas būna uždirbus pinigus, tai iš tiesų viskas vyksta labai standartiškai, pildoma pajamų deklaracija ir jeigu neviršijate lengvatos, mokesčiai nėra taikomi, bet jums netgi ranka ten nieko suvesti nereikia, nes Profitus platforma automatiškai perduoda informaciją ir jūs, kai atsidarysite savo deklaraciją, ten jau matysit, kiek jūs iš Profitus uždirbot ir ar pasiekėt nelengvatos lubas ar ne. Dabar kitas dar toksai įdomus klausimas yra investicinė sąskaita. Ir vis dar kai kurios klausimus aiškinamės, bet ką jau dabar žinom, kad ir Profitus piniginę galime nustatyti kaip investicinę sąskaitą. Ir tos investicinės sąskaitos gali būti kelios. Tai jeigu iš Profitus ir uždirbote, bet neišsiminėjote pinigų ir būsite nustatę kaip investicinę sąskaitą, tai jums mokesčių mokėti nereikės. O jeigu jau nuspręsit išsiimti, tai bus taikomi standartiniai mokesčiai. Vis dėlto, kiek aš pati skaičiavau, tai ne visais atvejais tą investicinę sąskaitą verta iš tikrųjų atsidaryti. Čia, jeigu jūs dar neišaugote iš tų 500 neapmokestinamos sumos, tai jums tikrai neverta. Jeigu jūs šiek tiek išaugote, tai irgi dar didelis klausimas, nes jūsų tada pajamos, tai kas viršė 500 apmokestinamos tik 15% tarifu. O jeigu jūs įsinešate į investicinę sąskaitą ir kai jau išsiemate, tai tiek, kiek jūsų suma priaugo, yra apmokestinama 20% pagal dabartinį scenarijų. Na, tai vadinasi, nėra čia taip viskas labai tiesiai šviesiai aišku ir reikia gerai pasiskaičiuoti. Sakyčiau, kol jūs neįsukot gerai savo investicijų, galite dar tiesiog naudotis lengvata ir sėkmingai investuoti savo, iš tikrųjų labai mažai apmokestinami. Lietuvoje tas tarifas yra labai mažas. Na, o aš norėjau dar paklausyti tokį dalyką. Tarkim, aš pradėjau investuoti Profitus. Ar man reikia kiekvieną dieną jungtis, daryti kažkokius judesius, ar man reikia rūpintis tuo, kad, ten tvarkyti kažką, nustatymus keisti. Taip, kaip dažnai man reikės skirti savo dėmesį platformai, kad galėčiau investuoti. Ar galiu tiesiog įdėti pinigus ir pamiršti, kaip čia veikia? Iš tiesų, dabar jau galima taip viską nusistatyti, kad galite įdėti ir pamiršti. Praeitų metų rugsėjo mėnesį mūsų IT komanda su didžiuliu palengvėjimu ir džiaugsmu pristatė naują automatinio investavimo įrankį RoboInvest, kur yra 3 galimos strategijos, tai investicija nuo 100 eurų, nuo 3 ir nuo 700 eurų, kur jūs galite nusistatyti tam tikrus kriterijus ir kas kart, kai atsiras kriterijus atitinkantis projektas, įrankis investuos automatiškai.
Tai vienintelis dalykas, ką reikėtų padaryti, tai tą piniginę papildyti tokiu periodiškumu, kaip norėtumėt. Bet jeigu bus atvejai, kad grįžta investicija ir palūkanos, tai įrankis perinvestuoja pats. Vėlgi tikrai turim investuotojų, kurie mėgsta patys tai daryti ir sako, ne, man įdomu pasinagrinėti, pažiūrėti, kur, koks projektas, kartais atranda net ir pažįstamus mieste projektus. Tai, žodžiu, yra galimybė daryti taip, kaip patogu. Galima ranka analizuoti projektus ir investuoti pačiam, bet susidaro kita situacija. Praeitais metais per mėnesį vidutiniškai turėdavome 35 projektus investavimui, bet vidutinis sufinansavimo laikas buvo 2 dienos. Tai reiškia, buvo tokių projektų, kurie buvo sufinansuojami per minutėmis, per pusvalandį, 15 minučių, kelias valandas. Buvo tokių, kurie užtruko kelias dienas. Tai kai kurie investuotojai skųsdavosi, kad nespėja suinvestuoti į visus projektus, kuriuos norėtų. Tai va tais atvejais RoboInvest ypatingai gelbsti. Žodžiu, galite rinktis, kaip jums patogu. Įnešti ir pamiršti, arba analizuoti ir investuoti ranką. Taip, ir susitelkti į tai, kad galėtume uždirbti didesnius pinigus ir daugiau investuoti. Na ir dar vis dėlto klausimas turbūt pabaigai. Tarkim, man patiko visą tai, ką girdėjau, ir tai yra puikia proga papildyti mano portfelį nekilnojamų turtų grįstomis investicijomis ir pradėti tai daryti nuo 100 eurų, kaip girdėjau, o ne nuo ten 1000 ar 10 000, ar tuo labiau 100, jeigu aš norėčiau pirkti realius objektus. Bet dabar toksai klausimas, ar man tiesiog nueiti į pačią svetainę Profitus ir ten prisiregistruoti, ar man geriau jungtis per kažkokią tai rekomendacinę nuorodą, kaip būtų geriau pasielgti, kaip naujam vartotojui. Be abejo, yra geriau jungtis per rekomendavimo kodą arba nuorodą. Tuomet naujas investuotojas prisijungęs jau iš karto turi 25 eurus savo pirmai investicijai. Tiesa, bonusas tas gali padengti nedaugiau negu 50% investicijos, o tai gali būti puikia proga padidinti savo investicijas. Tai aš atsimenu, lygiai taip nusivyliau pati, kai sužinojau, kad jeigu aš būčiau pasinaudojęs kažkieno kito nuorodą ir būčiau prisijungus per kvietimą, tai būčiau gavusi tuos 25 eurus ir jų negavau. Tai man toks truputėlį buvo nusivylimas. Tai todėl mes paskatinkim, kad tie, kas žiūrėjo šitą video ir kam patiko ir kas norėtų prisijungti, pasinaudotų nuorodą, kurią pasidalinsim. Tikrai pritariu, ir čia iš tiesų tas dar dvi pusės yra. Kaip jūs prieš tai minėjot, kad žmonėm norisi palaikymo ir su kažkuo pasitarti, tai vienas dalykas yra galimybė registruojantis per nuorodą gauti tas 25 eurus pirmai investicijai. Kitas dalykas, ką aš girdžiu iš savo draugų, yra daug drąsiau, kai yra su kuo pasitarti. Ir jeigu jau draugas sako, žiūrėk, aš investuoju, viskas paprasta, pradėk ir tu, tai tada yra su kuo pasitarti iš artimojo rato. Ir mano draugai, kurie pasinaudoja kvietimu, jie tikrai paklausė, Migle, o ten žiūrėk, ten va tokie klausimai, ką čia jie reiškia, arba, o kaip čia man geriau pildytis piniginę. Tai čia yra tokia dviguba nauda. Ir galimybė gauti premiją, ir galimybė turėti su kuo pasitarti, kas jau tai išmano. Tai ačiū labai, Migle, už tai, kad skyrėt savo laiką. Žinoma, aš esu Profitus investuotoja ir to neslėpsiu. Man patinka platforma ir aš mielai ją rekomenduoju taip pat ir savo artimiesiems ir draugams. Bet tiesiog norėjosi, kad jūs atsakytumėte į klausimus tiesiai iš pirmų lūpų tiems, kurie, šiek tiek būgštauja, nedrąsu, kad gal čia kažką tai aš painioju, pavyzdžiui, tai jau dabar tiesiai girdi iš platformos atstovo ir turėtų turbūt pasitikėti labiau. Tai dėkui Jums labai, kad šviečiate mus, kad nešate žinią apie savo platformą, apie tai, kad yra galimybė taip paprastai ir pasiekiamai kiekvienam investuoti ir investuoti tikrai santykinai saugią turto klasę, tai kad nekilnojamas turtas yra lietuvių labai mėgstama investavimo kryptis. Taip, čia ne visiškai, tikriausiai aš nemeluosiu vėlgi, mes čia neinvestuojam tiesiai į nekilnojamą turtą, mes investuojam į paskolas, kurios yra dengtos nekilnojamu turtu.
Tai beje, jeigu aš sakau dengtos, tai gal galite dar patikslinti, kiek procentų jos dengtos? Čia turbūt jūs kalbate apie tą LTV rodiklį, loan to value. Ir paprastai tai neviršyje 70%. Reiškia, kad įkeičiamas paskola sudaro nedaugiau negu 70% įkeičiamo turto. Tai vat, kai jau vertinat projektą ir analizuojat, atkreipkite dėmesį į tą LTV rodiklį. Dar įdomus dalykas, kartais pastebėsite, kad ten yra skliausteliai ir yra kitas procentas. Tai jeigu matot skliaustelius, galite žinoti, kad tai yra etapinis projektas ir kad skliausteliuose nurodyta, koks bus pasiektas minimalus LTV rodiklis. Pavyzdžiui, dabar yra 40, bet reiškia, kad verslas eigoje dar skolinsis, kol pasieks nurodytą LTV rodiklį. Gerai, tai ačiū labai. Norėsis į tas detalės apie pačius nekilnojamo turto objektus dar pasigilinti labiau, tai tam mes dar kartą suplanuosim turbūt susitikimą. O dabar labai ačiū ir gražios jums dienos. Ačiū Neringa, kad jūs taip prisidedat prie žmonių finansinio raštingumo, švietimo. Visus klausančius raginu, jeigu turit klausimų, kreiptis tiek į Neringą, tiek galite su manim pačia tiesiogiai, nes aš labai mielai bendrauju. Žodžiu, mes su tokiu palaikymu sakom, pradėkit, domėkitės, klauskit ir geriausias laikas pradėti buvo vakar, kitas geriausias laikas šiandien. Ačiū Jums Neringa ir sėkmės visiems. Viso gero.